Labą dieną. Algirdas Karalius, legenda. Turim dar pranešėjų. Aš irgi bus pranešėjas. Dar iš Tibonis. Aš užlipau ant scenos. Yra dalykai, kurių geriau nežinoti, tai aš tiesiog negazdinsiu. Taip, pasiruošęs. Gerai. Sveiki, aš esu Rokas Jurkėnas. Žmogus, kurį pavojingai per daug myli mano žmona, bet žmogus, kuris mums duoda visą laiką temų, apie ką pakalbėti santykiuose. Mes labai dažnai nurašom vietinius pranešėjus ir labai mėgstam kviesti užsieniečius. Na ką, šiandien šnekėsim pardavimų formulėje. 1000 žmonių didžiausia auditorija, kurie sušnekėjęs gyvai, pasistačiau automobilį. Pozė, dabar einu į kompensą. Nepataikiau reikiamas duris, nuėjau prie pagrindinės registracijos. Pasirodo, kad dešinę man antrų kartų gal pavyks. Labą dieną, esu pranešėjas, ką daryt? Taip. Daryt pranešimą, gal greičiau. Va, gavau dovanų. Ir tušinukų, ir knygučių, ir skanėstų. Dabar mane sakė, palydės. Einu į Grim Roomą. Susitikti su kitais pranešėjai. Labą dieną. Mojokit mano sakėjim. Algirdas Karalius, legenda. O turim dar pranešėjų. Aš irgi bus pranešėjas. Kartu vloginu. Tai dabar reikia daryti. Taip. Ir pasiplokit patys savo, buvot puikus, skanios kavelės, geros dienelės. Iki. Mačiau pardavimo legendą. Dar iš Tibonis. Čia irgi pardavimo legendas. Kaip sekasi, kaip pranešimas? Ačiū, va. Sako gerai. Dalyviai sako gerai. Ką sako dalyviai? Klauskit dalyviai, nežinau. Patiko Darius? Žodžiu, superstaras, žiūrėk, ar marškininas įdėskite. Atėjau truputį pasižiūrėti, kam pasakosiu. Tai faini žmonės, linksmi, gerai nusiteikę, energingi. Tai reiks man irgi kažkaip tai energijos daugiau įdėti tą pranešimą. Tikiuosi, kad jiem bus įdomu tas video kūrimas. Ir dabar einu dar į salę pasižiūrėti, kaip ta scena atrodo. Plan and then you get a smack in the face. Hey, so your choice is simple. Or you wait on the beach, or you surf the waves of change. Tai šiuo metu visi išėję į pietų pertrauką. Aš užlipau ant scenos apsiprast truputį, nes tai vis tiek yra didžiausia auditorija, prieš kurią esu šnekėjęs. Ačiū pardavimų formuliai Dainiui, Giedriai, už tai, kad suteikė galimybę šnekėti ant šios didelės scenos prieš tokią didelę auditoriją. Pasiruošiau atsakingai, štai atsinešiau ir trikojį, kurį parodysiu kaip naudoti. Taip pat atsinešiau mikro lempą, kurią irgi naudosiu. Parodysiu, kaip teisingai pasistatyti tą šviesos šaltinį, jeigu mes jį turime vienintelį, nedidelį, bet ir jį pasistačius tinkamai galima išpešti tam tikros naudos. Tikiuosi, kad kaip pirmo pranešėjo po pertraukos ateis pasiklausyti ne vienas besidomintis video marketingu, na ir šiandien video pardavimais. Pasirašiau avantūrai ir noriu vieno savanorio. Sveiki atvykę į Ronaldo podcastą ir paprašysiu jūsų pilnais sakiniais atsakyti į mano 2 klausimus. Tai ką, mano krikštas pardavimų formuliai, ačiū Dariui Čiboniui, kad mane rekomendavo. Gerai, pakrikštytas. Ir viskas, jau dabar stoviu šlapias, patikrintas, pakrikštytas.
džiaugiuosi rezultatu. Aišku, laikas ištirpo, bet ką padarysi, reikia geriau planuoti. Gerai, aš manau, blynas gerai jisai iškepė. Paskainimas galvosim, tai prizas. Linkėjimai iš Green Room. Daug metų dirbi su pardavimų formulė ir kaip šitas renginys keičiasi, kaip jo dalyviai keičiasi, auditorija. Žinai, čia mano giliu įsitikinimu yra pats rimčiausias, pats didžiausias ir profesionaliausias pardavimų renginys Lietuvoje. Berods 14 metai iš eilės, jeigu aš teisingai skaičiuoju. Vien organizatoriai ko verti. Kiekvieną lektorių, kiekvieną pranešimą atrinkinėja savo rankomis. Lektoriai turi praeiti kažką panašaus į darbo pokalbį. Nesvarbu, aš 14 metų jau kalbu, nei kartą nepavedžiau ir aš kiekvieną kartą turiu apginti savo temą. Ir ačiū jiems. Tai mane augina, tai mane skatina iš tikrųjų pasiruošti itin atsakingai. Aš privalau nesikartoti, aš privalau kaskart kažką naujo, kažkart kažką, kas būtų naudinga, kažką tokio, kas patiktų dalyviam, patiktų organizatoriam ir mane pakviestų kitais metais. Tai man asmeniškai pardavimų formulė čia kaip Oskaro įteikimas už praeitų metų darbą. Pats turbūt persivertini save, pergalvoji, kas įvyko per metus, kaip patobulėjai. O taip. Toks atskaitos taškas, vieniem nauji metai, kitiem pardavimų formulė, tai? Iš tiesų taip, gaunu kvietimą šiems metams, iškart turi galvoti apie temą, peržiūriu visus praeitų metų pristatymus, visus video, apie ką šnekėjau, apie ką dar nešnekėjau, kas aktualu, kas bus aktualu dalyviam, ką galiu sudėti į 15 minučių ir kad tai būtų ir naudinga, ir įdomu. Tai ačiū tau, kad pasidalinai ir pasimatysim turbūt anksčiau negu kita pardavimų formulė. Yra kažkokia AI su svorio, kažkokiais problemom svorio? Labai gerai yra, ne? Gerai, dar vienas. Taip, tau reikia toliau pasakyti, ar tai aš, ar tai AI-us. Bairis, ką sako vienas pincetas kitam, kai jie dirba kartu? Mes esame nepakeičiami, visada laikomės kartu. Čia arba aš arba AI. Kitas bairis yra, jeigu norėčiau paįvairinti savo lytinį gyvenimą, užsiimčiau seksu. Ir kitas bairis yra, supratau, kad deepfake'as yra labai stipriai pažengęs, kai pamačiau tavo nuotrauką su mergina. Tavo antras yra. Taip, mano antras yra. Nes aš žinau, kad tu neturi merginos. Gerai, Antanas Bernatonis, ponai ir ponios. Plojimai jam. Tai kaip ir sakau, automatizacija yra nuostabus dalykas, nes jisai anksčiau buvo brangus ir ilgiau užtrukdavo, o dabar mes galime net ir neturėdami techninių įgūdžių pasidaryti savo aplikacijas ir savo procesų automatizavimą. Turiu pagirti, kad labai fainas, dinamiškas pranešimas, daug humoro ir kaip pats jautiesi, kas manai dabar aktualiausia pardavėjams ir šiaip verslo žmonėms. Jo, labai faina, nes atrodo, labai kita auditorija, visada po pranešimo jaudulio tokio būna daug visokio adrenalino, o nusileidus tai toks nusiraminti truputėlį jau ir man atrodo visai pavykęs pranešimas. Žmonės, jeigu juokias, vadinasi viskas gerai, galime ir skaityti. O aktualumas dabar pagrinde pardavėjams tai yra viena, kaip visada, kaip parduoti daugiau. Tie principai iš esmės išlieka per ilgus laikotarpius, keičiasi tik tai įrankiai. Facebookas yra įrankis, kažkokios kitos technikos, visa tai yra įrankiai, dirbtinis intelektas, tas apie kurį aš kalbėjau, irgi tik tai vienas įrankis, kaip padaryti kažką greičiau, geriau ir esminis tikslas, kaip padidinti pardavimus. Vienintelis. Aš šiandien girdėjau apie pakartotinius tuos skambučius, priminimus, būtent juos daro dirbtinis intelektas. Tai ką tu apie tai manai, kaip šitas įrankis gal teko testuoti, gal žinai kažkokias konversijas lyginant, pavyzdžiui, su gyvai žmonėm? Lietuviškai dar nemačiau veikiant gerai, gal taip reikėtų pasakyti, anglų kalba jo labai įdomių demų jau ateina, bet vėlgi tai dar yra demo lygmenyje. Geras pasakymas yra, sakom, mes nevadinsim dirbtinio intelektu, kai jis veiks. Tai kol kas mes ir turime tuos visur, visą shiny objects, ką tai lems, ką tai reikš, dabar nuo tarpų, visa. Tai yra dar taip sketčiai, bet vienaip ar kitaip tikrai manau, kad ateityje tas labai galima, jau dabar yra tikrai tų testų, mano draugai ką yra sukūrę, tų įvairiausių demo versijų, kur tu gali įdarbinti, kad visi kalbėtų. Tai labai daug gerų variantų atsiranda tam, tai excited esu. Manau dar ne dabar, poros metų bėgėje, bet kad naudosim tai 100%. O ką iš video apart Soros esi matęs
Su tais pats su Gentiu per mokymus dirbam, su Runway'om Gentiu, su Picalabs, bet tokie vėlgi pažaidimai, su plačiau, tai Sora aišku, plačiausiai eina, ir garsiausiai mes OpenAI'aus, bet manau esminiai dalykai bus pradžiai editinimas, nes kūrimas nuo nulio tai vėlgi yra tenai kitoks. Tai aš jau integracijas, žinai, mačiau Adobe Premiere, kad B-rollus galima bus daryti, paskui tą patį video turinį, nenorimus plotus eliminuoti galima, paskui užpildyti. Keisti objektus tam tikrus, kad mes su Maikėm čia esam kalbam, bet, pavyzdžiui, ruoštume kokią Kinijos rinkai, galėtume užsidėti ant to. Ja, mes vienodai beveik apsirengėm šiandien ir galėtume pakeisti jam, žinai, tos drabužėlės. Maikės pakeisti. Labai fainas yra Hey Gen, nežinau, bandai, ne? Ne. Hey Gen yra, kur leidžia iš įrašo pakeisti į kitą kalbą, kad tavo sinkintų su lūpomis, kalba, balsas, pasikeičia. Jo, aš tik pavadinimo neprisimenu, bet jo. Tai mes su Gitanu Nausėda padarėm, kuris angliškai kalba ir po to japoniškai irgi ten. Arigato. Gerai, bet įdomu, žinai, kaip klausosi būtent tiem žmonėm, kurie moka tas kalbas. Jo, reikia pabandyti lietuviškai. Nes, pavyzdžiui, aš žinai, kai užsienietis lietuviškai šneka, aš labai jautrus, aš iš karto pasakysiu per sekundę, kai man gimtoji. Bet tas dar labiau fun, žinai, tai mes turbūt ir džiaugiamės, man vienas fainiausių dalykų matyti AI'aus failus, nes tu vėlgi matai potencialą, tu jau gali naudoti, bet su žmogaus intelektu, bet tie failai ir parodo, kad mes dar reikalingi kažkiek esam, žinai. Taip. Tai vis tiek, aš manau, nepakeis žmogaus, tik tais mūsų užduotis pasikeis. Pažiūrėsim. I'm on the other side. Gerai, supratau. Yra dalykai, kurių geriau nežinoti, tai aš tiesiog negazdinsiu, kol nereikia. Supratau, neatidarinėk Pandoros skrynios, gyvenkit, kurkit video ir kaip to galima surasti. Antanas Bernatonis, LinkedIn'e, Instagram'e, pasiekit fainų dalykų per taisyklę. Super, ačiū tau. Ačiū. O dar viena pranešėja pardavimų formuliai, tai džiaugiuosi paspaudęs ranką. Gyvai. Nes mes vis internete susirašydavom, vis planuodavom susitikti ar padaryti kažką su dirbtiniu intelektu, bet va tik šiandien išėjo dėl didelio užimtumo, žinoma. Taip. Apie ką pasakosi? Kalbėsiu apie ne ką kitą, bet LinkedIn'ą. Kaip netikėta, bet 5 slaptas strategijas, apie kurias dar niekas nekalbėjo. Tai čia yra naujiena, visiškai nauja programa. Niekur nematyta, tai labai laukiu. Būtinai tai. Man pačiai, žinai, yra toks naujas oro gurkšnis pristatyti naują dalyką. Tai nori pasakyti, kad čia pirma vieta, kur tu apie tai šnekėsi. Apie šitas strategijas, jo. O, geras. Tai reikia būtinai Negirdėta. paklausyti. Ir linkiu tau sėkmės. Ačiū, high five'as. Pasiruošus? Taip, pasiruošus. Gerai. Ready. Pašokinė kaip Tony Robbins. Ne, žinok, nugara. Jau amžius. Tada pristraukimą padaryti. Ačiū labai už integraciją. Taip, atrodo. Kaip jausmas? Gerai, kai baigėsi, žinai. Pasakos apie 5 slaptas LinkedIn'o pardavimų paslaptis. Aš tikiuosi, kad jos nėra tokios slaptos ir neišduos, tai papuojam ją ir pasitinkam dar kartelį Kotryną, kur... Bet apie LinkedIn'ą tikriausiai daugelis dirbat su LinkedIn'u, šiek tiek jau girdėjote ir prieš tai prezentacijose. Tai noriu, kad įsivaizduotumėte, jog šiandien esate ne tik pardavėjai, bet ir astronautai, nes mes keliausim į planetą rezultatai. Tai pradėkim nuo pradžių. LinkedIn'as yra mūsų pardavimų įrankis, taip, tai tiesiog labai svarbu tai žinoti. Mes jį naudojam, kad pasiektumėm tikslinius klientus, kad užmėgstumėm ryšį ir kad sukurtumėm kažkokią tai vertę, taip? The more you can read and learn about other people. Self-leadership is not selfish. As we learn about ourselves, we are able to empathize with others. Are you ready? 3, 2, 1! That's not bad. Let's do that and double it. 3, 2, 1! Very good. Whose thinking is it? Mine. Only one person can think for themselves. And see, it was a trick. Very good, whoever said mine. You, as a salesperson, need to choose how you think. Whose thinking is it? Mine. Whose feeling is it? Mine. Very good. You have to manage your emotions, self-regulate. Manage your self-motivation. It's your motivation, nobody else's. Whose motivation is it?
Mine! And you need to speak to people. Whose words are they? Mine! And you have to take action. Whose actions are they? Mine! Very good. And so, Kalbinsiu dar vieną pranešėją, susipažinom šiandien, bet vakar mačiau ją repeticiją. Tai prisistatyk ir pasakok apie ką šnekėjai ir kokia šiandien pagrindinė tavo žinutė konferencijos dalyviam. Taip, sveiki, aš esu Rokas Jurkėnas ir šiandien kalbėjau apie dirbtinį intelektą ir kokių 5 klaidų nereikia daryti ir kaip jas ištaisyti, kad realiai kiekvienas iš mūsų galėtume naudoti tos įrankius, kurių galbūt daug kas prisibijo, kad realiai mes patys galime juos naudoti ir tai nėra kažkas sudėtinga, nereikia kažkokių įspūdingų promptų, užklausų, tiesiog reikia duoti kontekstą ir dar kelias tik kitas klaidelės. Tai reikia ištaisyti ir viskas. Kokius įrankius rekomenduotum ir kokį mažą vieną patarimą galėtum duoti žiūrovam, kurie dabar paimtų ir išsimėgintų iš karto? Tai vat, jeigu patarimas, tai turbūt pats paprasčiausias yra ir galingiausias, tai yra ChatGPT, bet mokama versijas yra daug galingesnis. Ketvirtoji. Ta ketvirtoji, jo. Arba kad ir Google mokama versija, bet svarbu, kad būtų daug geriau veikia, o patarimas būtų, kai jūs kalbate, kalbėkite kaip su nepažįstamu žmogum, nes tada, jeigu kalba kaip su nepažįstamu žmogum, tada jūs duosite jam kontekstą. Kai duosite jam kontekstą, jūs daug geriau žinos, ką jam sakyti ir gausite būtent tai, ko jūs norite. Tai tiesiog paprasčiausiai įsivaizduoju, kad tai nepažįstamasis. Mes gyvenime stengiamės susitikę nedaugžodžiauti, nes tada atmetimo reakcija būna, ne? O čia atvirkščiai reikia daug žodžiauti. Čia kaip galima pasižiūrėti, kaip pagalvo, kad tai yra tavo praktikantas. Jeigu tu jam duosi labai prastą užduotį, jisai ją prastai ir atliks. Jeigu tu jam labai tiksliai pasakysi, ko tu nori, ko tu tikiesi, tada rezultatas bus daug geresnis ir sutaupys begalę laiko. Ko dabar pats lauki ir tikiesi iš AIaus? Aš manau, kad dabar AIaus ir AIaus agentai, tie, kurie stipriai palengvins mūsų darbus, ir dabar kuriame kelis produktus, tai bus labai įdomu pamatyti, kaip ir rinka evoliucionuoja. Iš tikrųjų keičiasi kas savaitę, netgi dienomis. Ir tiesiog vyksta, kaip nežinau, tam tikras karas tarp didžiųjų įmonių, kas paleis geresnį modelį, bet jau ir dabar, kaip man atrodo, Jeff Bezosas pasakė, kad jau šitie dideli kalbų modeliai, ant ko paremtas ChatGPT, tai iš tikrųjų mes dar tik atrandame, kas jais yra įmanoma. Kaip manai, iš ekonominės pusės nebus taip, kad kažkokia monopolija įsivyraus, kad pavyzdžiui, tam AI darys kažkokią įtaką, žinai, kalbant apie rekomendacijas ar ten politinės pažiūras? Manau, bus labai daug problemų, bet tuo pačiu ir labai daug galimybių. Tai iš kurios pusės mes pažiūrėsim, bet faktas, kad jau dabar tai keičiasi ir bus labai sunku reguliuoti tai, nes tai yra ir atviro kodo, tai yra open source, yra prieinama visiems. Tai čia tie, kurie tai naudosis, bus stipriai labiau priekin, negu tie, kurie to nesinaudos. Nes aš pats save pagalvojau dabar, žinai, kad dažniau jau ChatGPT vedu užklausą, o ne žiūriu į, tarkim, Google paieškas, nes man jas reikia sėdėti ir sisteminti. Nors aš galiu tada išlaikyti tą savo plius minus kritinį mąstymą, nes kelis šaltinius turiu. O čia, kaip pasakė, taip ir yra. Jo, tai visos reikia tą kritišką palaikyti ir patinkai dirbam su faktais. Jeigu reikia kažkokio patarimo, tiesiog reikia daugiau informacijos priimti sprendimą, kas nėra esmė. Tai taip, faktas, aš irgi naudoju ChatGPT kiekvieną dieną, klausiu patarimų, tikrinuosi, bet kai ten reikia konkrečių faktų, statistikos ir panašiai, tai visada irgi googlinti, kad ir kaip tai būtų lėčiau. Kaip tave rasti socialinėse tinkluose? Rašai kažkur? Jo, tai aš rašau visai daug LinkedIn'e. Tai rašau LinkedIn'e dirbtinio intelekto tema, apie kaip ir programų kūrimą ir kur šitą rinką link veda. Kaip tave rasti ten? Tai tiesiog Rokas Jurkėnas, suveskit LinkedIn'e ir mane ten rasite. Tai ačiū Rokai ir ačiū tau. Iki. Gerbiu žmogus, kurį pavojingai per daug myli mano žmona, bet žmogus, kuris mums duoda visą laiką temų, apie ką pakalbėti santykiuose, žmogus, kurio paskaitų paklausius ir pats turiu ką pagalvoti ir keičiuosi ir man atrodo, kad kartais visai į neblogą. Ir jeigu kas nors manęs paklaustų, kas tau yra išminties sinonimas, aš neabejotinai pasakyčiau, kad tai man yra profesorius Eugenijus Laurinaitis. Taigi, gerbėmėjai, jūsų aplodismentai jam ir Eugenijui mes labai norime pakviesti čia į sceną. Dar vienas konferencijos dalyvis, Valentinas. Noriu paklausti, kaip tą pačiam konferenciją, ar jau šnekėjai, ar dar ne? Jo, jau šnekėjau scenoje. Iš tikrųjų, organizavimas, man kaip dalyviui realiai labai gerai.
Galbūt toks vienas pastebėjimas. Mes labai dažnai nurašom vietinius pranešėjus ir labai mėgstam kviesti užsieniečius. Bet pagal faktą neduosi man sumeluoti. Mūsų vietiniai varo, nebūsiu politkorektiškas, 2-3 galvom aukščiau negu kai kurie užsieniečiai. Tai čia šiaip nenuvertinkim savęs, nesam tie mažieji broliukai, turim labai kompetitingų žmonių. Aš irgi tą pastebėjau, sėdėjom su Darim, šnekėjom, sakau, man tie užsieniečiai, aš nežinau. Mes vis dar, manau, kad turim kažkokį mini kompleksą, kad žiūrim, mažasis brolis, angliškai šneka, kažkaip, tai be akcento, čia taip ir kitaip atrodo kažkaip. Bet iš konteksto, tai tikrai aš irgi, lietuviai, aišku, gal. Buvo gerų pranešimų. Ne, taip. Bet sumarum paėmus, kai mūsų hebra ateina į sceną, jie visą laiką kalba konkrečiais algoritmais, kaip reikia padaryti, kaip tą dalyką panaudoti jau nuo rydienos savo veikloj. Užsieniečiai mėgsta pasakot pasakas. Pasakos yra gerai, bet vis dėlto aš esu link to, kad mes šiek tiek iš tų dalykų išaugom. Čia mano asmeninė nuomonė, nebūtinai tai yra absoliuti tiesa. Kartais gylio dar pas lietuvius daugiau. Taip. Apie ką pats pasakai, ką pristatinėjai? Taip, aš dalyvavau diskusijoje, tai mes iš tikrųjų kalbėjom, nuo kokį priklauso pardavimai. Tai dalinome savo patirtimį ir pasirodo, kad iš tikrųjų mes labai dažnai ieškom sprendimo kosmose ir pamirštam sprendimų žemėje, o realiai tose kasdieniuose veiksmuose mes turime 80% visų rezultatų. Tik tiek, kad tai yra rutina ir tai daryti nuobodu. O ką daryti nuobodu, tą mes paprastai pamirštam, daryti nustojam. Paskui atsiranda klausimų, kur mano rezultatai? Rutininiai veiksmai. Daryti. Tik aišku ir geras jų atsirinkimas, užrakinimas kalendorių ir nuolatinis kartojimas. Monitoringas turbūt labai svarbus, ne? Tikrai taip. Aš irgi pastebėjau, detaliau rašausi darbus, detaliau rašausi rezultatus ir labai sąžiningas su savim, to, ko nepadarau, taip ir parašau. Tu, šitą valandą prabuvai tik tokią, tarkim, ne? Taip. Kuo nuostabus yra dalykas rašymas visų šitų elementų, tu labai teisingai pasakei, tu gali analizuoti. Taip. Tas, kas yra čia, ko nėra kažkur tai užrašyta, tu tik teoriškai gali padaryti. Man atrodė taip, potas. Visą laiką pardavėjams sakau, kolektyvas, norit būti asmeniniais treneriais patys savo, rašykit į kalendorių, skirkit bent pusdienį per mėnesį, kad išanalizuoti, kokie veiksmai davė rezultatą, kokie veiksmai nedavė rezultatą. Viskas, tau nereikalingas joks išorės treneris. Pats savo tampi treneriu. Jo, tai yra rašytinė ataskaita, pačią save apie patį save, sužiūrėti iš šalies. Tai toks ir būtų turbūt Valentino palinkėjimas ir kaip tu jas suras socialiniuose tinkluose, kur daugiausiai Grizzlymetodas.lt įsivedė į paiešką, rasit visur ir LinkedIn'e, Facebook'e, Instagram'e, netgi TikTok'e, bet TikTok'e tiesa kol kas feilinu. Nieko, visur aš manau, kad irgi, kaip pasakyt, trūksta resursų. Taip. Būt visur. Tai aš irgi noriu atgaivinti truputį YouTube'ą ir šitas vlogas keliaus į YouTube'ą. Ačiū. Daryti, hebra, daryti, dar kartą daryti. Tai ką, šviesos pamažu gęsta, baigėsi pardavimų formulė. Aš irgi keliaunu, šiandien Eurovizija, reiks pasižiūrėti, išsirinkti už ką sirgt. Tikiuosi neužstrikt kamščiuose. Ir ką tada? Iki.